Sveiki, visi atvykę į mano dar vieną video ir šiandien aš jums papasakosiu apie savo dieną. Po naujų metų tikrai yra pokyčių mano dienoje ir jūs tą visą dieną išgirsite iš mano žodžių. Tai nuo dienos pradžios aš darau jau keistus dalykus, tai aš atsikeliu 5 ryto. Ką aš veikiu, tai sportuoju, prausiuos, valgau, deduosi pamokas ir dar daugiau. Ir nuo 7 mes lekiam į mokyklą, į darbus. Ir nuo 8 būna mokykla. Esu įsitikinęs, kad žiūrovai tikrai žino, ką veikia mokiniai mokykloje. Ir po mokyklos būna 2 tipai, ką aš veikiu. Noriu sustabdyti šį vaizdo įrašą. Jeigu surinksim 8 laikus, tada aš padarysiu dar vieną vlogą, kur aš gyvai parodysiu savo visą dieną, tai spauskite like. Pirmas tipas būna, kai aš einu pas močiutę po pamokų, jas iš karto būna pavalgau, būna pailsiu. Nuo 4 iki 5 atlieku namų darbus, tos, kurios galiu atlikti. Ir kažkur 5 valandą jau važiuoju namo, būnu namuose 6. O antras tipas, kai aš važiuoju namo, o aš gyvenu už miesto. Aš einu iki miesto autobuso ir važiuoju namo. Reikia eiti 2 kilometrus iki namų, šiek tiek pailsi, gal kažko užkandi ir keliauji su šuniu. Pasivaikštai ir aš jau grįžtu kažkur 5. Ir nuo 5 iki 6 lieku namų darbus. 6 būna arba aš pagaminu valgyti, arba mano mama. Tarp 6 ir 7 aš būnu pavakarieniauju ir 7 aš grįžtu į šį kambarį. Ir pusvalanduką žiūriu savo mėgstamus youtuberius. Kitą valandos dalį praleidžiu skaitydamas knygą. Ir ateina jau 8 valandos. Aš įsijungiu savo kompiuterį ir pasileidžiu savo mėgstamus serialus. Ir būna atlieku nepabaigtus namų darbus, arba būna geiminu prie telefono ir klausausi serialą. Jau atėjo vakaras, tai prieš miegą reikia patikrinti socialinius tinklus, kaip TikTokas, Facebookas, Instagramas ir YouTube'as. Viską apžiūrėjus, nusistatai žadintuvą ir eini miegoti. O aš jūsų prašau, paspauskite like ant šio video, prenumeruokite šitą kanalą ir susitiksime kitą kartą.